Sveiki, brangūs aštuntokai ir jų mokytojai. Artėja viena smagiausių aštuntokų gyvenimo dienų - matematikos NMPP patikrinimas. Tikiuosi, kad jūs taip smagiai nusteikę kaip ir aš. Ir čionais pradėsime aptarinėti uždavinius. Tiesa, duosiu kelis patarimus ir tada galėsime paspręsti. Tikiuosi beje, kad patikrinimas bandomasis sekėsi neblogai, o jeigu sekėsi prasčiau negu norėjote, tai nieko tokio. Šiuose video paaiškinsiu, kaip spręsti kiekvieną iš uždavinių. Tai va, NMPP, šiaip, keli patarimai. Tai gerai, kad turėt bandomai, labai džiaugiuosi, nes išbandėte, kas jūsų laukia. Tai turėsite 60 minučių surinkti 40 taškų. Labai greitas dalykas ir daug kas, pavyzdžiui, dėl to jaudinasi ar nespėja. Ir tai yra 1,5 minutės vienam taškui, labai mažas laiko tarpas. Tai jeigu jaučiate, kad nespėsite, mano patarimas yra pradėkite nuo uždavinių, kuriuos suprantate. Pirmai spręskite tuos, kuriems yra aiškus, o po to eikite prie tų, kurie yra sudėtingesni. Taip išsaugosite daugiau brangaus laiko. Tai va, gerai. Kalbame brangų laiką, gana šitų mano patarimų, einame prie uždavinių. Tai va, beje, šiemet tik tai 40 taškų, pernai buvo 45. Tai reiškia, arba palengvėjo testas, arba pasunkėjo šiek tiek uždaviniai. Tai va, gerai, keli uždaviniai. Pradėkime nuo paprasčiausių. Tai paprastai būna keli tokie skaičių veiksmai. Paprasti skaičių veiksmai, tai šiuo atveju neišimtis. Ir čia turėjom gana lengvą uždavinį. -5, -10. Tai mes turėjom -5 ir dar -10, tai atėmėm dar 10. Jeigu kilo klausimus šituo uždaviniu, tai galėsi paspausti ant nuorodos, kurią čia įkelsiu kažkada ir tenais pažiūrėk sveikų skaičių veiksmai. Tai atsakymas yra -15. Labai gerai. Kitas veiksmas yra irgi panašus, tai yra trumpiniai skaičiai arba mišraus skaičiaus padarimas. Taigi, 10 dalinam iš 9. Tai yra tas pats, kas 100. Tai tas pats bus kas 109. Jeigu nesate tikri kaip apskaičiuoti, galite dalinti 100 iš 9 kampų. Taigi, 100 daliname iš 9 kampų. Telpa 10, 9 vieną kartą, atimam 9, lieka vėl 1 ir 0. Dar vieną kartą telpa 9, atimam 9 ir gausime vieną liekaną. O, atsiprašau, na gerklė. Vieną gausime liekaną. Ir mūsų atsakymas yra 11 sveikų ir 1 keliauja į liekaną. Tai reiškia 11 sveikų, tai yra mūsų atsakymas. Apačia nesikeičia, lieka vardiklė 9, nes buvo 9. Ir liekana keliauja į viršų, bus 1. Taigi, mes tokį atsakymą turime, tikrai bus 11 ir 1/9. Puiku, 2 taškai mūsų, važiuojam toliau, mes jau esame jau neblogai, 2 taškai iš 40, jau neblogai. Taigi, toliau. Šaknys ir laipsniai, labai geros temos. Priminkim, jeigu pamirštate, tai nieko tokio, galėsite spausti čionais ant šaknų video ir pasikartoti. O trumpai tariant, mes kai traukiame šaknį, tai mes tiesiog, tai atvirkščiai kėlimui kvadratu. Tai šaknis iš 49 bus tiesiog 7. Turėsime 2 kart 7, atsakymas bus 14. Tai mūsų atsakymas bus 14. Puiku. Ir 3/6 dalinti iš 3/5, aš 2 būdais paaiškinsiu, kaip šitą spręsti. Tai vienas, jeigu mokat prastinti laipsnius, tai viskas yra labai puiku. Tai čia sumažinsit 5 laipsniais ir viršų ir apačią, ir skaitiklį ir vardiklį. Skaitiklis -5 laipsniais, tai bus tiesiog 1, o čia bus 0. Tai tiesiog bus 3/1 bus 3, o 3/0 bus 1 ir bus tiesiog atsakymas 3. Taip pat, jeigu nesate tikri, kaip tai daryti, mes galim užrašyti pilnai kaip trupmeną. 3/6 ir 3/5, tai bus čionais 3 kart 3 kart 3 kart 3 kart 3 ir kart 3 6 kartus. Ir čia 3 kart 3 kart 3 kart 3 ir kart 3 5 kartus. Ir aišku, mes supaprastiname viską.
3 ir 3 prasnėsi po vieną gausime, vėl 3 ir 3, 3 ir 3, 3 ir 3, 3 ir 3, visur šitais vienetai. Labai gražus vienetai. Ir mes paliksime viršui vieną trejetą, o pačiu tik tai vienetus ir gausime 3. Na va, atsakymas yra 3. Tai va, jeigu nori pasikartoti laipsnius, tai įkelsiu čionais ir laipsnių video. Puiku. Važiuojame toliau. Ir vėl teigiami neigiami skaičiai, gana paprastas uždavinys, primena kaip ir patį pirmą uždavinį, kai yra minusas prieš skliaustus, tai visi ženklai skliaustuose apsiverčia aukštyn kojom, tampa priešingais, iš tikrųjų, net viršiniais, o priešingais. Tai va, minusas padaro A iš teigiamo į neigiamą, tai bus minus A ir minus B, darėm prideda minusą, tampa minus B, tai tampa plus B. Ir mūsų atsakymas bus tikrai minus A plus B. Gerai, važiuojam toliau, mums puikiai sekasi kol kas, pagaunam puikų tempą ir šitas įdomus uždavinys. Natūralu, galbūt kažkas nusprendė ištraukti šaknį iš 64 ir gavote 8. Ir 8 yra neblogas atsakymas, tai yra vienas iš 2 atsakymų, bet jeigu tik vieną įrašysite, tada negausite pilnų taškų. Kitas būdas spręsti šitą uždavinį matematiškai yra spręsti kaip lygtį, kur sandauga yra lygi 0. Žiūrėkite, A kvadratu lygu 64 minus 64, aš noriu persikelti tą pusę, bus A kvadratu minus 64 lygu 0 ir aš galiu žaisti kaip sandaugą. A plus 8 ir A minus 8 lygu 0, taigi A bus arba A lygu minus 8 arba A yra lygu 8. Tai atsakymai bus minus 8 ir 8. Žinoma, jeigu pamirštate šią temą arba neturite laiko skaičiuoti, tai galite ir netgi logiškai išmastyti, kad 8 × 8 bus 64, o neigiamą skaičių keldami kvadratu irgi gausite atsakymą teigiamą. Tai jeigu 8 tinka ir minus 8 šiuo atveju tiks. Tai va. Gerai, kitas yra smagus, didelis uždavinys. Tas apie kelionę į Lenkiją ir zlotus. Tai kiek zlotų telpa į 20 eurų? Labai paprasta, mes tiesiog padauginame vieną zloto vertę, tai yra 4,34 iš 20 zlotų, tiesiog daugybą su kableliu, ir gausime 86,8. Kažko nieko ypatingo nėra, gana paprastas atsakymas. Tiesiog dauginame. Ir kitas klausimas su procentais. Labai smagu procentai, visi esat procentų fanai tikriausiai didžiausi. Taigi, jei liko 36 zlotai, o 25 procentus jūs sumokėjo už pietus. Kiek zlotų Kamilė išleido pietums? Labai pigus pietus beje. Tai čia bus maždaug 2 eurai pietums. Kaip mes skaičiuojame, kaip mes atliekam šitą veiksmą, tai mes jos turimus zlotus, tai yra 36 zlotai, dauginame iš 25 procentų arba tiesiog iš 0,25, nes tai yra 25 procentai. Ir gausime atsakymę 9. Taip pat galite pamatyti, kad 25, tai čia ketvirtadalis. Tai galima tiesiog 36 dalinti iš 4 ir gauti 9. Taip pat, jeigu norite spręsti proporcijos būdu, tai mes turime, kad jei liko 36 procentai, o 36 zlotai, o tai yra 100 procentų, o neišleido pietums 25 procentus, tai yra x, z, bus 25 procentai ir spręsdami proporcijos būdu, taigi mes strižai galime, man patinka strižai, kai kam patinka trupmenomis užrašyti proporcijas ir gausime 36 × 25 dalinti iš 100, supaprastinsime iš 25 gausime 1 ir 4, čia iš 4 bus 9 ir atsakymas bus tiesiog 9. Tai spręskite jums patinkam būdu, galite proporcijos būdu, galite dalinti iš 4, jeigu pastebėsite, galite dauginti iš procento, išreikšto trupmeną ir taip toliau. Gerai, tai mes išsprendėm 5 uždavinius, pats tas šitą video pabaigti
Ir jeigu turite klausimų, klauskite, turiu daug video iš panašių temų. Beje, nepamirškite, mes esame esu padaręs ir pernai buvusių NMPP testo sprendimus. Galite pažiūrėti ir tuos video, jeigu nesate matę. Tai tiek, iki.